Vakar nuo pat ryto Kėdainių sporto mokykloje vyko pirmokų futbolo lygos finalinės varžybos. Šiais metais varžėsi 10 komandų. Jos suskirstytos į 2 pogrupius. Iškovojusios 1-2 vietas kovojo dėl nugalėto vardo ir futbolo klubo Nevėžis pereinamosios taurės. Finale varžėsi Aušros Ryto vidurinių mokyklų pirmokai bei Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos ir Vaikystės mokyklos darželio pradinukai. Varžybos vyksta sklandžiai, vaikų emocijos liejasi per kraštus, kas ir yra svarbiausia. Tikrai yra daug susidomėjusių, jau žaidėm pogrupio varžybas prieš savaitę, tai jaučiasi kai kurie net ir pasitreniravę per tą savaitę, stengiasi, nori pasiekti įvarčių, viskas labai puiku. Bet čia išskirtinai pirmokų lyga. O ką daryti tiem, kurie jau antrokai, trečiokai? Šiaip Nevėžio futbolo klubas tokį numatęs yra projektą, į kurį dabar yra įtraukęs 2 turnyrus. Tai yra darželinokų turnyras pirmasis įvartis, kuris praeitais metais taip pat startavo ir šiemet numatytas antras tas turnyras vasario mėnesį. Ir šitas jau įvyko antras. Pradėjom nuo pačių mažiausių, duodam vaikam pasirinkti, supažindinam su futbolu, su sportu apskritai. Bet aš tikrai irgi palaikyčiau tokią iniciatyvą, kad vyktų ir vyresnių klasių, bent iki 5 klasės. Taip, kad jau tokių nuomonių išreiškia ir kai kurių įstaigų vadovai. Taip, kad pakalbėsim ir apie tai. Varžybų pagrindinis rėmėjas uždaroji akcinė bendrovė Vesiga. Jos vadovas Saulius Grinkevičius prisipažino, kad džiugu matyti sportuojančius, siekiančius pergalių vaikus. Aš galvočiau, kad viskas nuo to ir prasideda. Nebus tų mažuliukų, kurie mėgsta sportuoti ne tik futbolą, bet ir kitas sporto šakas. Neturėsime mes ir tų didžiųjų meistrų, kurie laimi pasaulio čempionatus, kurie laimi Europos ar olimpiadų medalius. Viskas juk prasideda nuo tokių metų. Ir kuo anksčiau vaikai supras ir pajus, kad sportas tai jų gyvenimo dalis, tuo aš galvoju, mūsų visuomenė bus ir sveikesnė, ir linksmesnė, ir geriau nusiteikus, ir gyvensim tikrai visi gražiau. Ar teko žvilgtelėti, kaip jiems sekasi tada? Žinokit, teko, tikrai įdomu, daugiau galbūt įdomiau yra tos emocijos, tos natūralios emocijos. Vaikai atiduoda žaidimui viską, nes tie mažieji jie nemoka apsimetinėti, nemoka apgaudinėti. Jeigu jie daro, tai jie daro viską nuoširdžiai ir tai yra pats didžiausias žavesys turbūt šito turnyro. Jau antrus metus dėl pirmosios vietos kovojo mokyklos darželio Vaikystė auklėtiniai. Kodėl žaidžia? Nes būna daug varžybų. Patinka varžytis? Taip. O bėgioti paaiškė? Taip. Ko tikiesi šiandieną? Pirmos vietos. O tau kodėl patinka žaisti futbolą? Kad gauni taurę už laimėjimą. O jeigu praloši netyčia? Tada nieko tokio. O kas padeda jums mokyti žaisti futbolą? Treneris. Ar daug teko įvarčių mušti? Ne. O kodėl tu žaidi futbolą? Nes labai noriu išbandyti. Ir kaip sekasi? Gerai. Ar sudėtinga sulaikyti kamuolį? Kartais jo, kartais ne. Ar daug praleidai įvarčių? Ne tiek ir daug. O kaip tau šiandien sekėsi? Gerai. Ir ko tikiesi? Laimėti taurę. O kai užaugsi, ar būsi futbolininkas? Taip. Irgi vartininkas? O gal ir žaidėjas? O kas įdomiau? Būt vartininku. 3 vietą iškovojo Ryto vidurinės mokyklos pradinukai. 2 mokyklos darželio Vaikystė auklėtiniai. 1 Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos pirmokai. Jiems buvo įteikta ne tik pereinamoji taurė, bet ir uždarosios akcinės bendrovės Vesiga dovana – sportinė apranga visiems komandos nariams.